Ši žinutė skirta tiems, kurie drįsta parašyti man, kad aš kažkuria prasme žmonės gąsdinu. Tai noriu pasakyti jums vieną. Aš negąsdinu nieko. Aš tik primenu tai, ką tu galbūt pamiršai. Tai ne apie grėsmę, o tai apie šviesų kvietimą sustoti. Aš tiesiog kviečiu žmones išgirsti, kviečiu apmąstyti, kviečiu suvokti, kad dauguma dalykų tavo gyvenime prasideda kartais ne iš išorės, o iš vidaus. Kada kūnas šaukiasi pagalbos per skausmą, emocijos per nerimą, liūdesį ar bejėgiškumą, kada santykiai griūva, kai mūsų vidinė energija persipildo nuoskaudomis ar tylos blokais. Ir jei mes to nevalome, tai viskas kaupiasi, kol išsilieja į ligą, depresiją ir išsekimą. Ta sakiau ir sakysiu, nes tai yra tiesa. Energetinis gydymas nėra apie baimę. Tai apie sąmoningą pasirinkimą nesisukti užburtame rate. Tai apie galimybę išsilaisvinti, kai tik tu pats sau leidi pažvelgti į save giliau. Aš nekaltinu tavęs, aš tik kviečiu tave atpažinti, kad esi vertas žmogau gyventi ne pusiau, nepavargęs, neužstrigęs, bet pilnai su šviesa, jėga ir aiškumu. Ir kiekvienas kvietimas į energetinį gydymą tai tau priminimas, kad galbūt tavo gyvenimas gali būti lengvesnis, kad tavo širdis gali atsikvėpti ir kad tavo kūnas gali atsigauti, kad tu gali tapti savo paties jėgos šaltiniu. Bet kai tik apsivalai nuo to, kas tau jau nebetarnauja, o kenkia ir ne tik tau, o ir tavo kūnui. Ir tikrai tai ne apie grėsmę, tai apie tavo sielos ilgesį būti išgirstai pagaliau. Visus tuos, kurie taip mąstot, ar mąstysit, ar norėsit man parašyti, išgirskit, apmąstykit ir leiskit suvokti. Ir kai tik būsit pasiruošę, aš esu čia. Tam, kad su šviesa pasitiktume tai, kas dar skauda. Ir tam, kad tai paleistume kartu. Energetinis gydymas tai yra stebuklas, tai grįžimas į save. Ir tu renkiesi, ar likti gyventi grėsmėje, ar grįžti į save ir praverti duris, kurias aš laikau atviras tau. Ir tikrai nesugąsdinimu. Bet svarbiausia yra, kad aš negąsdinu. Aš galbūt, kada kalbu, gal priverčiu vieną ar kitą sielą, o jų tikrai yra nemažai. Priverčiu pamąstyti giliau, kad, kaip sakau, esmė ne muile. Esmė ne, kad įlipsiu į jūrą. Esmė, kad ne tik nueisiu į mišką. Ne tik, kad pažvejosiu, bet kodėl mes pabuvę vėl ir vėl grįžtam su tuo pačiu. Todėl, kad mes pamiršom. Todėl, kad mes pamiršom, kas yra energetinis gydymas. Kad tai nėra baimė. Tai tik apie švelnų priminimą. Kad mes esam daug daugiau nei tik kūnas. Ir kad kiekviena mūsų emocija, neišsakyta mintis,
Kiekviena įtampa ar pyktis, kuriuos laikome kartais viduje, palieka pėdsaką mūsų energijoje. Ir tas kvietimas, tai dar kartą sakau, ne gąsdinimas, o šaukimas šviesoje. Primenu, kad tik tau neskaudėtų, kad nesijaustum pavargęs, kad neprarastum jėgų, džiaugsmų, nes galbūt tai laikas pažvelgti giliau į save. Ne į simptomą, bet į priežastį jau, kuri dažnai yra energetinėme lygmenyje, nes viskas žemėje yra energija. Ir kai ji užsiteršia, kūnas, širdis, protas pradeda tau tai rodyti. Siunčia signalus, bet kažkodėl yra lengviau parašyti, kodėl tu gąsdini. Tai tikrai negąsdinu ir tikrai nei vieno žmogaus nesu privertusi ateiti pas mane. Aš juk nesakau tau, kad tu sergi, nes tu blogas. Aš sakau, gal tu tiesiog per ilgai buvai vienas su savo skausmu. Gal niekas tavęs neišmokė, kad tavo vidinis pasaulis yra toks pat svarbus kaip išorinis. Gal tiesiog laikas pasitikti tą šviesą. Nes energetinis gydymas tai yra stebuklas, tai grįžimas į save. Ir tai turi paliesti mus kiekvieną. Tai dėkoju už supratimą. Aš tikiuosi, kad aiškiai paaiškinau.